Sveiki, šiandien susipažinsime, ką vadiname kvadratinė funkcija, na ir išmoksime nubraižyti šios funkcijos grafiką. Pirmiausiai prisiminkime, ką vadiname kvadratinė lygtimi. Kvadratinė lygtis yra užrašoma štai tokiu pavidalu. A, B ir C yra kvadratinės lygties koeficientai, iš jų A negali būti lygus 0. Na, o kvadratinė funkcija yra labai panašiai užrašoma, tiesiog vietoj 0, kitoje lygybės pusėje tiesiog yra užrašomas funkcijos pavadinimas ir argumentas, nuo kurio ta funkcija priklauso. Taigi, šiuo atveju imsime tą variantą, kai B ir C yra lygus 0. Tai yra, nagrinėsime kvadratinę funkciją ax kvadratu. Dabar pamėginsime nubraižyti funkcijos x kvadrato grafiką. Tai akivaizdu, kad čia koeficientas a yra lygus 1. Taigi pirmiausiai sudarome funkcijos reikšmių lentelę. Parenkame tam tikras reikšmes. Šiuo atveju parinkau štai tokias 7 reikšmes ir atitinkamai šiuose taškuose paskaičiavau funkcijos reikšmes. Sudarius tokią lentelę galime nusibraižyti koordinačių plokštumą. Tuomet atidedame koordinačių plokštumoje gautus 7 taškus. Taškai, tikiuosi, suprantate, apie ką kalbu, kad x ir y koordinatė kartu kaip pora sudaro tašką. Taigi čia mes turime 7 taškus. Taigi šios taškus mes ir atidedame. Taigi pirmo taško koordinatė yra -3 ir 9. Šį tašką atidedame. Taip darome su kiekvienu tašku. Taigi, atidėję visus taškus, juos sujungiame ovaline linija. Tai yra, nesujungime tiesėmis, kadangi tiesiog gausime tokį kampuotą grafiką, o iš tiesų kvadratinės funkcijos grafikas yra tokia kreivė. Taigi sujungiame štai tokią kreivę. Na ir gavome funkcijos f nuo x lygų x kvadratu grafiką. Ir šis grafikas yra vadinamas parabolė. Ir žinoma, parabolė yra vadinamas bet koks kvadratinės funkcijos grafikas. Štai tam tikri svarbus dalykai apie parabolę, tai kad parabolė turi šakas. Šios šakos štai yra štai viena šaka ir štai kita šaka parabolės. Parabolės viršūnė, tai tas taškas, kur kreivė tarsi perlinksta. Čia jinai mažėja ir staiga pradeda didėti. Tai čia būtent tas taškas. Aiškiai netgi matom tarsi savotišką viršūnę, kaip kad būna kalno viršūnė ar dar ko. Tai čia būtent aiškiai matom tarsi tokia viršūnė. Tarsi ją kylama, galim sakyti, jeigu apverstume ją. Taigi, na, per tą parabolės viršūnę eina tiesė. Jinai, žinoma, turi būti statmena o x ašiai, kuri čia, aišku, šiuo atveju nėra nubrėžta, bet tiesiog eina statmenai o x ašiai ir jinai yra vadinama simetrijos ašimi. Tai šiuo pavyzdžiu mes ir išnagrinėsime šitą funkciją. Matome, kad šios funkcijos šakos eina į viršų, akivaizdu. Na ir parabolės viršūnė yra taške 0 ir 0, taip pat aiškiai matome. Na ir simetrijos ašis yra štai šita. Galim kitaip sakyti, jinai yra sutampa su OY ašimi. Kitaip sakant, galim sakyti, kad jos lygtis yra x lygu 0. Dabar nubrėžkime minus x kvadratu grafiką.
tai yra koeficientas A yra lygus minus vienetui. Matome, kad funkcijos turi labai daug panašumų, tai yra simetrijos ašis išlieka ta pati, o taip pat tik tiek žinom, kad parabolės šakos eina į apačią šiuo atveju, na ir aišku, viršūnė taip pat išlieka ta pati, tai taškas 0 ir 0. Šiuo atveju, nes atsakau, labai gerai mato, šiuo atveju viršūnė yra tas taškas, kur buvo kylama ir staiga paskui leidžiamasi. O čia, reiškia, buvo leidžiamasi, paskui pradedama kilti, reiškia. Pasikeitė tarsi funkcijos keitimo pobūdis ir tas taškas yra vadinamas viršūnė. Taigi, na ir tokia viena savybė, kad jeigu koeficientas šitas A yra teigiamas, tai vadinasi parabolės šakos eina į viršų, na jeigu neigiamas, tai tame į apačią. Šiuo atveju, aišku, čia matome, kad yra skirtingos parabolės. Žinoma, jos visos yra užrašomos pavidalu ax kvadratu, tačiau dėl skirtingų A reikšmių, žinoma, skiriasi šiek tiek jų pavidalais. Na ir čia yra tokia kaip taisyklė, kad jeigu A reikšmės modulis didėja, būtinai modulis, kadangi gali būti A ir neigiamas skaičius. Na, jeigu A reikšmė mažėja, čia tiesiog pamiršau taip pat uždėti modulį, tai vadinasi, jeigu didėja, tai parabolės šakos siaurėja, tai yra, taip sakant, jos pradeda artėti prie y ašies. Pavyzdžiui, matome, kad geltonas grafikas yra, jo šakos tarsi arčiau yra, o y ašies, o raudona ir mėlyna jos vis tolėja. Tai mums leidžia nustatyti, kad, reiškia, raudona ir mėlyna grafiko A reikšmės yra mažesnės, kadangi jos tiesiog darosi vis platesnės. Tai iš to labai apibrėžimo galima tiesiog labai netgi paprastai nustatyti, palyginti tiksliau, kokios yra A reikšmės kiekvieno iš šitų grafikų. Taigi, čia netgi konkrečiu atveju matome, kad mėlyna yra 1/2, raudono vienetas, geltono 2. Tai būtent aiškiai matome, kad jeigu žiūrėt pradedant nuo mėlynų, tai reiškia, tos koeficiento reikšmės didėja ir atitinkamai ir parabolės šakos jos pradeda siaurėti arba, reiškia, eina arčiau y ašies. Na ir būtų štai tokia užduotis. Šiuo atveju tik tai matome, kad visų parabolių pateiktų koeficientai yra neigiami, kadangi matom, kad parabolės šakos eina į apačią. Bet mes vėl vis tiek pabandysime taip pat išvardinti šias parabolės koeficiento A judėjimo tvarką. Tai, prisimindami tą taisyklę, mes ir galime teikti, kad pirmiau eina žalia, po to mėlyna, o vėliau raudona. Tik čia reikia nesusimaišyti, kadangi modulis vis dėlto yra didesnis, žinoma, raudono, tai yra žalios, bet kadangi mes šitie skaičiai yra neigiami, tai žinoma, mums bus didžiausias tas neigiamas skaičius, kurio modulis bus mažesnis. Tai šiuo atveju taip ir gauname, kad čia tarsi galėtume įsivaizduoti, kad čia galbūt yra kokia -2, čia yra mėlynos minus vienetas, o raudonos yra -1/2. Tai tarsi atrodo moduliai kaip ir mažėja, bet reikšmės mes suprantame, kad jos didėja. Taigi išgauname štai tokį dėsningumą. Na ir šiuo atveju dabar pamėginsime nustatyti šio funkcijos grafiko koeficiento A reikšmę. Tai pasirenkame laisvai vieną aiškiai matomą tašką, tai yra, kur aiškiai galime nustatyti to taško koordinatę. Pasirinkome štai tokį tašką, kurio koordinatę